Kurie čia tave žaidinėjo? Visi. Sveiki, vaikinai. Kodėl skriaudžiat, minėdą užgauliojat? Taip, iš karto link mūsų. Nu, taip link jūsų sakė. Kas sakė? Žmonės kalba. Nu, tai parodykit, kas kalba. Ar šitie vaikinai? Taip, šitų kompanijų darbuotojų, kurie įvykdė tą garsėją. Čia žinai, kompanijų rajone yra. Arba aš kalbu, arba tu kalbi. Mandagumą išmokstam. Ne, tai dabar palauk, nesipykim ir gražiai pasakykit. Ar jūs prisidėjot prie šitų visų negražių dalykų, prie skriaudimų? Tu konkrečiai ne. O kaip tavo draugai? Ką aš žinau? Na, einu paklausti, sveiki ir jūs, vyrukai. Nesipykstat su juo, draugiškai sutarėt? Draugiškai, draugai? Nu, kad aš nepasakyčiau, jeigu mes būtume draugai, tada aš jų tarpe tikrai nebūtų. Mums draugų užtenka. Tu pasakytum, kad aš konkrečiai pridėsiu. Tu gali patylėt gražiuoti, gerai? Nebėkit, ateikit čia. Gal galim tada susitaikykit, bent jau ir pasakykit, kad neskriausit ateityje. Pasakykit, kad neužgauliosit ir savo draugam pasakykit. Kiekvienas žmogus daro gyvenime, ką jis nori. Jis nori dainuoja, jis nori šoka. Ką jis nori, tegu jis daro. Ir pasakykit, prisiekit, kad neužgauliosit jo, tarkim, minėdo šiuo atveju, jeigu su jum kalbam dabar. Okei? Tinka? Sandėris. Tai aišku, tinka. Tinka? Nuspaudžiam. Kam tinka spaudžiam 5? Tinka, pinam ranką. Aš jiems rankos tikrai nespausiu iki tol, kol nebus atliktas tyrimas ir kol nebus pasakyta, kas kalba. Bet jeigu gražiuoju, va dabar visą tai iki galo išspręsti. Tai yra sakoma prie kameros. Atvažiuos rytoj be ir tu įsitikinsi. Laura stropiai stengiasi užkasti karo kirvius, paleisti taikos balandį, tačiau rezultatu ir pati labai abejojo.